Jeigu tapatini save su išorinė sėkme, yra labai tikėtina, kad taip pat esi prisirišęs prie savojo įvaizdžio. Ir tai yra visiškai normalu ir ypatingai tai yra dažna žmonėms, kurie turi prigimtinį lyderio potencialą. Netgi jei netapatini save su lyderio pozicija, tikėtina, kad tau yra ypatingai svarbi nepriklausomybė. Tai reiškia turėti nepriklausomą poziciją ir siekti nepriklausomų tikslų. Tai visa to dalis yra prisirišimas prie įvaizdžio, savo vertės tapatinimas su sėkme. Bent jau iki ego transformacijos, tai yra bene 100% atvejis. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mūsų disbalansai, kas tai bebūtų, baimės, limituojantis įsitikinimai, ego mechanizmai, visa tai rodo kelią į potencialą, nes iš ko jie būtų atsiradę. Energija negali save susinaikinti, jinai tik tai pakeičia formą. Tai reiškia, jeigu esi prigimtinis lyderis, tai ir turi šiuos disbalansus. Ir prisirišimas prie įvaizdžio tai nebūtinai turi būti prisirišimas prie savo pareigų pavadinimo, prie profesijos, prie savų pajamų. Tai gali būti tiesiog prisirišimas taip, kaip mane mato kiti, su savo aiškia nuomonė, su savo ideologija, su tam tikromis savybėmis. Tai reiškia, mano įvaizdis, mano išorinė persona esu aš. Na ir jeigu čia yra padėta lygybė, tai identiteto krizė pažengusiai sielai yra neišvengiama. Ir tikrai net ne viena, kadangi mes nesame mūsų personos. Mūsų natūrali persona turi savo vietą, dėl to mes turime skirtingus balso tembrus, išvaizdą, energiją ir taip toliau. Bet tai, kas mes esame viduje, tai yra sielos, tai mūsų įvaizdis ir mūsų vidus negali būti sutapatinti, čia negali būti padėtas lygybės ženklas, nes jeigu jis yra padedamas, mes iš karto save susimažiname, mes iš karto apribojame savo autentišką potencialą. Ir pažengusi siela viduje tai jaučia. Aš atėjau šitą gyvenimą savęs realizuoti, bet kažkodėl aš užstrigau. Tai reiškia, nors ir yra pasiekiama sėkmė, galbūt finansai, kitų pripažinimas, kas tai bebūtų, viduje yra nepasitenkinimas, tuštuma. Ir tada prasideda sukimasis kaip žiurkėnui rate, nes atrodo, kad ateities tikslas pagaliau man suteiks tą pilnatvę. Aš pagaliau surasiu save, aš pagaliau save parodysiu taip, kaip jaučiuosi viduje. Nes mums iš tikrųjų laisvė yra būti savimi ir prigimtiniai lyderiai tai ir atėjo parodyti kitiems. Tai reiškia, autentiško lyderio misija yra žengti pirmus žingsnius į nepažintas teritorijas savo autentiškų kelių, žingsnis po žingsnio, tikint savo vidinę tiesą ir parodyti kitiems, kad tai yra įmanoma. Kitiems nereikia kopijuoti tavo misijos, tai yra neįmanoma, bet parodyti, kad tai yra įmanoma, iki kol jie pažins savąją tiesą. Ir lyderiai save gali išreikšti per begalybę sričių, idėjų ir taip toliau. Dažnai tai yra pionieriai, nes jau esu minėjusi, kas klausėte mano ankstesnius video, numerologijoje lyderis yra vienetas, tas, kuris žengia pirmas. Ir žmogus, kuris žengia pirmas, turi tikėti savimi. Ne savo išorinę sėkmę, ne savo susikurtais įvaizdžiais, bet tai, kas aš esu dabar. Savo vidinę liepsną po visomis personomis. Tai dabar palyginimui. Jeigu tu esi prisirišęs prie savojo įvaizdžio, tai reiškia, jam vergauji. Tu turi jį
atitikti, nesvarbu, kad viduje jau gimsta kažkas naujo, nesvarbu, kad tavo susikurta pozicija jau tavęs netenkina, bet tau įvaizdis rodosi yra svarbiau tavo išgyvenimui. Ir mūsų įvaizdžiai, jeigu praeityje patyrėme traumų, visi neišvengiamai patyrėme, žinoma, vieni daugiau, kiti mažiau, įgyjame baimės, limituojančius įsitikinimus, tai mūsų įvaizdžiai dažniausiai yra sudėti iš aplinkos įtakos. Tai reiškia, mano įvaizdis, kai pasižiūri ypatingai aš į savo praeitį, mano įvaizdis buvo sudarytas iš to, ką aš įrodinėjau kitiems, kad aš galiu geriau negu jūs. Jūs man sakėte, kad aš liksiu tame pačiame lygyje kaip jūs ir nieko čia iš manęs kito nebus, nereikia čia nei svajoti, nei prisigalvoti. Tai mano įvaizdis buvo, dabar aš jums parodysiu, kad aš galiu greičiau pasiekti rezultatų, greičiau užsidirbti savo finansinę gerovę ir greičiau turėti sėkmingą poziciją. Tai visame šitame aš absoliučiai pamečiau save. Kitų prigimtinių lyderių, kurių vienetas numerologijoje yra silpnesnis, jų įvaizdis dažniausiai yra sudėtas tai, kas jam buvo vaikystėje, paauglystėje sakoma, kuo jie turi tapti, kad patenkintų tėvų ar aplinkos įsitikinimus, kas yra sėkmė. Tai reiškia, ta ugnis būti savimi virto, jei aš būsiu šituo, tai aš būsiu sėkmingas ir aš turėsiu poziciją ir aš išgyvensiu visuomenėje. Tai ir čia įvaizdis yra sudarytas iš kitų žmonių vizijų, kas tu turi būti. Tai vėl tai yra lygu savęs praradimui. Ir tai veda į identiteto krizes. Bet vėlgi, tokie iššūkiai kaip identiteto krizė yra būtinas karminis iššūkis į savąjį potencialą. Nes įvykus identiteto kriziai ir pradėjus kristi visom kaukėm, įvaizdžiam, pavadinimam, tu imi suvokti, kad tu esi kažkas daugiau. Ir jeigu leidi tam suvokimui nunešti tave į intuiciją, į savo vidinį kompasą. Nesvarbu, kaip ego yra sunku, nesvarbu, kaip ego sako, kad tu neišgyvensi, tu tame išbūni ir atrandi vidinę tiesą, tada įvyksta ta transformacija į autentišką lyderystę. Ir tada gimsta idėjos, kurios yra daugiau negu tu. Nes jos yra palaikomos visatos, tai yra bendra kūryba. Nes svarbiausias mūsų dalykas, kodėl mes reinkarnuojamės ir aukščiausia vibracija yra autentiškumas. Ir kai aš noriu žmonėms duoti taisyklės ir instrukcijas apie autentiškumą ir vidinę tiesą, tai yra labai platus konceptas. Vidinė tiesa turi būti jaučiama kaulų čiulpuose. Aš net nebežinau, kaip kitaip pasakyti. Tai yra, aš jaučiu, kad aš turiu sekti paskui šitą idėją. Ne dėl to, kad aš noriu jiems įrodyti, kad aš galiu. Ne dėl to, kad aš vėl tapatinuosi save su ateities sėkme, bet dėl to, kad aš negaliu to nedaryti. Tai dega manyje, nors aš žinau tik tai vieną pirmą žingsnį. Tai va, nes lyderis ir nežinomybė yra neatsiejama tiesiog. Tu esi tas, kuris žengia pirmas ir tu turi tikėti vidinę liepsną. Ir pasitikėjimas savimi vėl yra paviršutinis dalykas, nes jis sudėtas, man čia pasisekė, man čia nepasisekė, tai aš čia geras, aš čia blogas, vėl viskas taip limituota. Turi tikėti savimi ir žinoti, nesvarbu, koks iššūkis ateis, jeigu aš praeityje susitvarkiau su iššūkiais, tai aš susitvarkysiu ir dabar. Viskas, ko man reikės, tai yra atsigręžti į savo vidinę tiesą ir intuiciją. Nes man nereikia būti nieko daugiau, kai ateina kažkokie iššūkiai, negu esu dabar. Aš esu tam paruoštas.
Nesvarbu, kad tu po 5 metų žiūri savo praeities iššūkius ir galvoji, o Dieve, kaip aš nesupratau, kaip aš nežinojau. Nesmė, tu tame momente buvai paruoštas iššūkiui taip, kaip turėjai ir būti paruoštas visam savo gyvenimo ir netgi didesniam procese sielos. Tai tau užtenka būti tuo, kuo esi dabar, kad sektum savo tiesą. Ir tai yra eksperimentas, niekas čia nėra pažadėta. Aš seku savo tiesą 5 metus, taip dar drastiškiau, kokius 2 metus, ir kai mano ego jau atrodo absoliučioje baimėje, kad na va dabar tai viskas sugrius ir tu neišgyvensi, viskas susidėlioja. Tai, kas buvo prarasta, praėjus kuriam laikui, pagaliau apsišviečia ir pasirodo, kad tai buvo dovana. Ir niekas čia nebuvo prarasta, buvo įgyta. Ir kelias atsiveria pats. Nes visata padeda autentiškiem žmonėm, autentiškom idėjom, kokios jos ten bebūtų. Kiekvienas lyderis turi savąją liepsną ir savąją viziją. Jeigu jauti, kad tokios dar neturi, bet jauti tą lyderystės potencialą, na tai pirmiausiai žingsnis yra susivokti, ar tai, su kuo tu save tapatini, esi iš tikrųjų tu. Ir tai gali nuvesti identiteto krizę, bet identiteto krizė vėl yra būtinasis žingsnis lyderiui. Kaip sakau, mumise nebūtų disbalansų, nebūtų iššūkių, nebūtų to skausmo, jeigu tai nerodytų atgal į potencialą. Energija, disbalansai, potencialas yra ta pati energija. Ir tiek. Ir tiek šiandien noriu pasakyti. Tikėkite savo tiesa ir supraskite, kad identiteto krizės nėra jūsų blokas kelyje, tai yra kaip tik jūsų kelrodė žvaigždė.